Sveiki, mylėjai YouTube žiūrovai, su jumis Arvi virtuvėlė ir šiandien mes gaminsime apelsininę vištieną su ryžiais. Taigi iš pradžių padedam kepimo popierių ant lentelės, kad nereikėtų jos po to plauti. Sudėliojam mūsų vištienos brolelio filė ir išimam šitas baltas nesąmonės su šakutės ir servetėlės pagalba. Supjaustom mūsų vištieno kubelio formos gabaliukais ir sudedam viską į indelį. Ir galim išmesti kepimo popierių ir mums nereikia plauti lentelės. Dedame mūsų prieskonius, tai druskytė, pipiriukai, šiek tiek čili prieskonių, jeigu jums patinka papildomas aštrumas. Ir šiaip aš dar dedu saldžios raudonos paprikos prieskonių, bet aš pamiršau jų nusipirkti, tai tiek to galima apsieiti ir be jų. Viską gerai permaišom, kad kiekvienas vištienos gabaliukas įgautų skonio. Ir apklojam mūsų vištieną krakmolu ir gerai viską permaišom, kad kiekvienas vištienos gabaliukas būtų apvaliotas ir jaustųsi jaukiai. Galima maišyti ir rankom, bet aš maišau šakute arba galima dar ir šaukštu, taip aš neišsiterlioju savo gražių rankyčių. Ir mūsų vištiena paruošta kepimui. Galime dėti mūsų vištieną į vidutiniškai įkaitusį aliejų. Svarbu, kad kai dedi vištieną, darytų taip bal. Įkaitus vandenį dedame į ryžius ir verdame pagal pakuotės aprašymą. Mano atveju tai 20 minučių. Svarbu vištieną prižiūrėti ir ją pamaišyti bei apversti, kad kiekviena pusė iškeptų tolygiai. Ir ar vištiena, ar žmogus paliktas vienas be priežiūros visada jausis liūdnas. Taip kad don't make chicken sad, make it feel appreciated. Paimam atskirą indelį ir įdedame sietelį ir į jį dėsime iškeptą vištieną atvėsti. Pakepus apie minutę 2 svarbu žiūrėti, kad jinai atrodytų iškepta. Galime vištieną perdėti į mūsų sietelį ir paruošti keptuvę likusiai vištienai. Įdedam likusią vištieną ir kartojam tą patį. Visai vištienai iškepus dedame ją į sietelį ir duodame šiek tiek apdžiūti. Paslaptis, kad vištiena būtų traški, reikia ją čirškinti aliejui 2 ar netgi 3 kartus. Pirmas yra tam, kad jį iškeptų, o antras ir trečias tam, kad jį įgytų traškumo. Taigi didiname ugnį iki maksimalios ir įkaitiname aliejų ir dedame mūsų vištieną atgal. Tik mano maksimali ugnis nuo jūsų gali skirtis, tai žiūrėkit atsargiai, nesudeginkit vištienos, nes mes per ilgai dirbame, kad dabar paimti ją ir sudeginti. Šitam etapė svarbu ją prižiūrėti ir maišyti. Paskrudinus apie 30 sekundžių galime ją dėti atgal į mūsų sietelį. Ji jau atrodo žymiai traškesnė. Na ir paskutinį kartą kartojam tą patį. Įkaitinam aliejų, dedame jį į vištieną ir paskrudinam 30 sekundžių, kol jį gaus tokią lengvą oranžinę spalvą. Bet va sakau jums, nesudeginkit, o pats truputį kai kurias vietas apdeginau, bet nieko baisaus, viskas yra pataisoma. Galite išgirsti, kokia jinai traški. Ryžiams išvirus išpilame vandenį ir duodame šiek tiek atvėsti. Į keptuvę įpilame šiek tiek alyvuogių aliejaus ir leidžiame jam įkaisti ant vidutinės arba truputį mažesnės ugnies. Ir įspaudžiam 2 česnako galvutes. Česnakams pakepus, bet svarbu jų nesudeginti, įtarkuojame šiek tiek imbiero ir jiems kartu išskleidus aromatą galime dėti mūsų ryžius. Gerai permaišom, kad įgautų skonį. Ir mano paslaptis yra dėti šiek tiek vištienos kubelio buljono, kaip prieskonio. Jis priduoda kažkokį savitą skonį ir išeina labai gardžiai. Ryžiams iškepus galime juos dėti į indelį, iš kurio ir valgysime. Na ir pagaliau padažas mūsų vištienai. Įkaitiname keptuvėje alyvuogių aliejų ir ištirpdom nedidelį sviesto gabalėlį. Jeigu darote tai nedidelės ugnies, spėsite išspausti apelsinų sultis. Aš naudoju 1 ar 2 apelsinus priklausomai nuo vištienos kiekį. Šį kartą aš naudoju pusantro. Štai mūsų apelsinų sultis. Į keptuvę išspaudžiame 2 ar 3 česnako galveles ir duodame sviestui įgerti aromatą. Toliau įtarkuojame įlikusį imbierą ir viską gerai permaišom. Tada dedame 2 šaukštus balto cukraus ir 2 šaukštus rudo cukraus. Viską gerai permaišom ir galime pilti mūsų apelsinų sultis. Įkaitus sultim ir šiek tiek paburbuliavus,
Įpilame šiek tiek sojos, 1 ar 2 arbatinius šaukštelius ir dar kartą viską gerai permaišom. Per tą laiką padarom mūsų stebuklingą mišinį. 2 arbatiniai šaukštai krakmolo ir 2-3 šaukšteliai vandens ir viską gerai pamaišom. Ir pilame mišinį į mūsų keptuvę. Tik nepilkit visko iš karto, papilkit po truputį, nes padažas gali per daug sutirštėti ir pavirsti į gabaliukus. Ir įpilus būtinai iš karto maišyti. Matote, iš karto padažas susikaramelizavo. Padažai sutirštėjus dedame vištieną ir apklojam ją visą padaže. Viską gerai permaišom. Ir volia, mūsų apelsininė vištiena paruošta. Dedame ją į bildelį su ryžiais ir galime papuošti pjaustytais šviežių svogūnų lakštais. Tada mūsų patiekalas paruoštas valgyti. Skanaus. Tai mes pagaliau ir pasigaminome mūsų patiekalą. Nekreipkite dėmesį ant šitą nesąmonės ant mano kaktos. Tenai buvo prikabintas GoPro ir dėl to tenai likęs yra toks antspaudas. Tai kągi, ragaujam mūsų vištieną. Jinai traški, jinai saldi, jinai skani. Tai yra tobula vakarienė ar pietus, nežinau. Pusryčiams galbūt aš šito patiekalo nevalgyčiau, bet pietums ir vakarienė yra pats tas. Kaip skanu, jūs net neįsivaizduojat. Būtinai pabandykit šito patiekalo pasigaminti. Jeigu kas neaišku, rašykit į komentarus arba man į Instagramą, pasistengsiu visiems atrašyti. Taigi, ačiū, kad šį rytą, šią dieną ar šį vakarą buvote kartu su manimi. Su jumis buvau aš, Arvi, ir tai buvo Arvi virtuvėlė, antra laida. Kaip jums, rašykite į komentarus, nepamirškit paspausti like, užprenumeruoti mano kanalą ir iki sekančio malonaus pasimatymo. Iki. Kaip skanu, eina na.